Taigi labas vakaras visiems, sveiki sugrįžę į Parabellum. Kaip matėte, šį vakarą kalbėsime apie Lotynų Ameriką, o ypač apie narkotikų kontrabandą, narkobaronus, gaujas ir nusikalstamumą. Kartu su manimi yra Diegas Batistesa ir naujokas Franceskas Guerra. Franceskai, kadangi tu esi naujas kanale, gal noriu prisistatyti ir trumpai papasakoti, kuo užsiemi. Taip, aš daugiausia domiuosi Brazilija, narkotikų prekyba susijusia su Brazilija ir ypač Italija. Ir tuo užsiemu jau keletą metų. Pirmojo sostinės komando, tai yra PSS, ši organizacija kilusi iš San Paulo, kuri dabar jau įsitvirtinusi tarptautiniu mastu. Pasak San Paulo prokuratūros, PSS veikia 24 šalyse, taigi iš esmės tapo narkotikų organizacija. Tapusi mafijos stiliaus organizacija, kaip dažnai sako ir prokuroras Lincolnas Gačija. Esu Romos Alistadės studijų centro analitikas ir GITOC narys, tai pasaulinė iniciatyva prieš organizuotą nusikalstamumą. Atlieku universitetinius tyrimus, dabar jau savarankiškai, po 5 metų podoktorantūros studijų Gojaso federalinėme universitete, kur studijavau istoriją kaip podoktorantas. Štai tiek. Parašiau knygą apie Braziliją ir Lotynų Ameriką. Tada tai yra pasakojimai apie politiką, neteisybę, narkotikų prekeivius ir pandemiją, kur labai didelę vietą užima. Klausimas dėl pasiūlos, politinio naudojimo, teisingumo, bet taip pat kalbama ir apie milicijas, Rio de Janeiro paramilitarinės milicijas. Žodžiu, kalbama apie daug įdomių dalykų, todėl tiems, kurie mūsų klauso, patarimas, eikite į knygyną, paprašykit jos ir nusipirkit. Gerai, tai yra pristatymas. Perduodu žodį Dievui. Labas vakaras visiems. Mirko, dar kartą ačiū iš kvietimą. Malonu šį vakarą dalintis erdvę su Francesku, su kuriuo susipažinau būtent per Braziliją. Brazilijoje mes susipažinome per įvairius bendradarbiavimus ir turiu pasakyti, kad tikrai malonu jį išgirsti šį vakarą, nes Franceskas yra vienas didžiausių ekspertų, tikrai didžiausias Brazilijos ekspertas, kurį turime Italijoje. Be to, su šiuo labai specifiniu akcentu organizacijoms. Nusikalstamams. Ačiū. Ir kaip sakė Franceskas, jos jau yra įsitvirtinusios ne tik visame regione, bet turi ir už regioninių ryšių. Tai vėliau Franceskas mums tikrai papasakos ir apie sambūvį kontaktus, kurie egzistuoja su nusikalstamomis struktūromis, kurias labai gerai pažįstame dėja Italija. Tačiau, kadangi, kaip kalbėjome anksčiau, turime labai dėmesingą auditoriją, priežastis, kodėl šį vakarą kalbame apie nusikalstamų grupuočių, narkotikų prekeivių gaujų temą, kurios platino narkotikus visame regione. Tai todėl, kad tikriausiai susidurime su vienu iš labiausiai audringų ir taip pat smurtinių istorinių laikotarpių per pastaruosius metus Lotynų Amerikoje. Štai, dabar mes paruošime keletą skaidlių, kad turėtume šiokią tokią idėją, apie ką kalbame. Taip pat kalbėsime apie saugumo suvokimą Italijoje. Mes žinome, kokie yra žiniasklaidos kanalai, kokie tipo naujienos pateikiamos. Tai normalu ir aš pats esu žurnalistas, todėl natūralu, kad ir Italijos žiniasklaida pateikia tam tikro tipo naujieną. Nuolat per žinias, bet kai pasižiūrime į tikruosius skaičius, duomenis, kaip sakoma ispaniškai dato mata relato, tai reiškia, kad duomenys nugali šališką pasakojimą. Pažiūrėkime, kaip matote, Italija 100 000 žmonių tenka 0,55 žmogžudystės. Tai yra žmogžudysčių rodikliai Europoje, taigi 100 000 gyventojų. Matote, turime Latviją, kuri yra šalis su didžiausiu žmogžudysčių rodikliu – 3,57. Pažiūrėkite, Italija yra iš esmės, kaip jau sakė Mirko, aš jau tai iš esmės sakiau,
Italija yra pačioje apačioje. Tai yra, mes esame tik po Šveicarijos ir Norvegijos, taigi turime vieną žemiausių žmogžudysčių rodiklių Europoje. O dabar pažiūrėkime, Mirko, o štai Lotynų Amerikos duomenys, jei neklystu, iš 2025 metų infografikas, kurį turime, kad galėtume suprasti didelius skirtumus. Yra dar viena, Mirko, čia pateikti pavojingiausi pasaulio šalis ir matome, kad iš pirmųjų 10 4 yra iš Lotynų Amerikos ir Karibų – Meksika, Ekvadoras, Brazilija ir Haitis. Taip, būtent tai yra Lotynų Amerikos šalis, kuriuose daugiausia žmogžudysčių. Pažiūrėkite į rodiklius. Prisimenate ankstesnius? Italija 0,55. Čia turime Haitį su 62. 62 buvo Karakaso rodikliai blogiausiais Venesuelos krizės laikais. Ekvadoras, apie jį kalbėsime šį vakarą, pasiekė beveik 40. Tai siaubingi skaičiai. Taip, ir šiais metais bandysime tai suprasti. Taip, jei tave pertraukiu, bet pagalvokime, kad Ekvadoras prieš 10 metų, nežinau tikslaus procento, bet lažinosi dėl ko nori, jei nebuvo pusė, tai buvo labai arti. Nes Ekvadoras per pastaruosius 5-6 metus patyrė didelį augimą. Mažiau, Francesco, nes aš gyvenau Ekvadore nuo 2013 iki 2015 metų ir aš pats mačiau visą tą kylantį nusikalstamumo augimą. Be to, aš gyvenau, vėliau papasakosiu keletą istorijų būtent pasienyje tarp Ekvadoro ir Kolumbijos, todėl labai gerai žinau tas narkotikų kontrabandos maršrutus, kurie taip pat yra susiję su degalų kontrabanda. Tačiau, kaip ir sakei, tu, Francesco, vėliau dar plačiau pakalbėsime apie Ekvadorą, bet Ekvadoras iki visai neseniai šiuose reitinguose nefiguravo. O kasgi iš šių reitingų iškrito ir jūs matote ten toje zonoje? Centrinėje Amerikoje, visai šalia Gvatemalos, ta pilka šalis tarp Gvatemalos ir Kostarikos yra Salvadoras, kuris visiškai iškrito iš reitingų. Vėliau apie tai pakalbėsime. Salvadoras, Maros Salvatručios ar Maros 18 laikais, tai buvo patys mirtiniausi nusikalstami susivienimai Centrinėje Amerikoje. Jos gimė Jungtinių valstijų plantacijose ir vėliau buvo eksportuotos su deportacijomis į Centrinę Ameriką, į Salvadorą ir kitas šalis. Tačiau štai kodėl svarbu kalbėti apie narkotikų kontrabandą, nusikalstamas gaujas ir tai, kas vyksta šiame regione. Tai todėl, kad, kaip matome, kalbame apie duomenis, kurie yra siaubingi, tai yra socialinių lygmenių. Tada, kai pereiname prie atskirų šalių, kalbame apie situacijas, kurios primena karo scenarijus. Taigi, Mirko irgi truputį toks parabellum, ar ne? Daugelis šių šalių primena karo scenarijus. Žinoma, vėliau Francesco mums daug geriau paaiškins, Brazilija yra žemyno dydžio šalis. Todėl šie duomenys, žinoma, taip pat yra vidurkis, ar ne, to, kas vyksta valstybės viduje. Garsusis trikampis, kurį vėliau apžvelgsime, tikrai bus aukštesnis. Ne, įdomi yra ta suvokimo pusė, nes jei skaitai mūsų laikraščius, susidaro įspūdis apie nepaprastąją padėtį, saugumą ir panašiai. Tačiau mes esame tarp žemiausių Europoje, vidurkis yra 0,9, o mes esame beveik per pus mažiau, 0,55. Bet kad susidarytumėte įspūdį, jei kas nors mano, kad Italijoje yra saugumo krizė, paskaičiuokite. Tai buvo 0,55. Pavyzdžiui, Urugvajus 20 kartų daugiau. Kurį laikome šalimi, kuri yra 60. Tai yra 64 kartus daugiau, 62. Ne. Būtų 124 kartus daugiau. Urugvajus yra visų pirma šalis Pietų Amerikos Šveicarija. Trumpai tariant, šalis, į kurią organizuotas nusikalstamumas atėjo gana neseniai. Ir vis dėlto jisai atėjo daugiausia pinigų plovimo pavidalu ir kaip oportunistinė narkotikų kontrabandos trasa. Tačiau norėjau pasakyti, kad šios duomenys reikia šiek tiek koreguoti, nes pavyzdžiui 12,9% Paragvajaus rodiklis turi būti šiek tiek kontekstualizuotas. Iš tikrųjų, Paragvajus yra šalis, kurioje pasienio zonose, ypač pasienyje su Brazilija, ypač vadinamoje sausoje pasienio zonoje,
smurto lygis yra labai aukštas. Taigi kalbame apie Pedro Juan Caballero, kitaip tariant, kalbame apie 3 valstybių pasienio zoną, taigi Ciudad del Este, sakau portugališkai, bet tai suprantama. Taigi pasienio zonos yra Paragvajaus Achilo kulnas, nes istoriškai ten labai paplitęs samdomų žudikų reiškinys. Todėl tai yra labai pavojingos vietovės. Prie to dar reikia pridėti tai, kad nuo Arafato nužudymo 2016 metais PSS iš esmės perėmė valdžią. Sakykime, jis tapo dominuojančiu, užvaldė Paragvajų. Paragvajaus nusikalstama istorija buvo kitokia. Tai buvo nusikalstamos šeimos įsitraukusios į prekybą narkotikais, ypač pasienio šeimos. Būtent buvo Džordžas Rafatas, buvo Gervis Pavalo, buvo dar viena didelė šeima, Name šeima, Fuadas. Šios didelės šeimos, kurias nuvertė PSS. Kiek žinau, dabar vienintelis stiprus Paragvajaus klanas yra Motos šeima, kuri vis dar išlikusi. Bet, atsiprašau, Pranciškau, EPP vis dar veikia Paragvajaus liaudies armija. Tačiau, jei neklystu, tik tam tikrose vietovėse. Ir būtent su gerokai sumažėjusiu aktyvumu, palyginti su prieš keletą metų, jie atsirado 2008-aisiais. Tačiau, manau, jos veikla sumažėjo. Kalbame apie vieną iš paskutinių partizaninių judėjimų Lotynų Amerikoje, labai mažai žinoma Paragvajaus liaudies armija, EPP. Tačiau, Pranciškau, tu tikrai žinai daugiau. Taigi, EPP veikla patyrė nuosmuką laikotarpį po daugelio Vilalbos šeimos narių nužudymo ir suėmimo. Tai buvo šeima, kuri turėjo daug atstovų Paragvajaus liaudies armijoje. Tai yra partizanų judėjimas, kuris neseniai vėl atsidūrė dėmesio centre, nes pastaraisiais mėnesiais mačiau, kad Paragvajuje vėl pradėta kalbėti apie EP. Tačiau dabar jų veikla yra labai silpna. Ir bet kuriuo atveju jie taip pat rizikuoja būti dominuojami stipresnių nusikalstamų grupuočių. Pavyzdžiui, tokias kaip PSS, apie kurias jau 2020 ir 2019 metais buvo kalbėta apie šiuos ryšius tarp PSS ir Paragvajaus liaudies armijos. Francesco, norėjau grįžti atgal. Gal galite paaiškinti, kodėl, nors Pietų Amerikos žemyne gyvena 8% pasaulio gyventojų, čia įvyksta trečdalis visų pasaulio žmogžudysčių. Ir mes nekalbame apie karo zoną. Kokios yra giliosios šaknys? Kiek suprantame, yra daug šeimų, taigi tai šeiminio tipo organizacijos, šiek tiek kaip likštatėvis, panašiai kaip italų šeimos. Aš nesikišu. Tik 2 dalykai, Francesco, tada paliksiu tau laisvę kalbėti, aš tik pasakysiu. Didžiulė prieiga prie ginklų, kurie liko iš ankstesnių konfliktų, pavyzdžiui, Centrinėje Amerikoje, arba jei kalbam apie Meksiką, nuolatinis ginklų srautas iš Jungtinių valstijų, nes Lotynų Amerikoje ginklai negaminami. Ginklai gaminami Jungtinėse valstijose. Pataisyk mane jei klystu, Francesco, pavyzdžiui, yra didelė kulkų gamyba, tačiau Brazilijoje šturmo ginklai, tokie kaip tie, kuriuos naudoja, pavyzdžiui, karteliai Meksikoje, beveik visi atkeliauja iš Jungtinių valstijų. Ir dar mes, žiūrėdami iš Italijos, nesame pripratę prie šių šalių dydžio, prie kai kurių teritorijų neprieinamumo. Taigi, iš tikrųjų yra nusikalstamų grupuočių ir partizanų gebėjimas, kuris kai kuriais atvejais, kaip matysime vėliau, pavyzdžiui, su Kolumbija, jie naudoja metodus ir pragyvenimo būdus, kurie mažai kuo skiriasi nuo tų nusikalstamų grupuočių, kurias mes labai gerai pažįstame. Taigi, aš tikrai pasakyčiau, kad daugelio teritorijų neprieinamumas ir labai lengva prieiga prie ginklų yra svarbus veiksniai.
Tada, žinoma, galime pridėti korupciją, nebaudžiamumą ir daugelį kitų veiksnių. Tačiau dabar trumpam perduodu žodį ir Francesco, kuris tikrai turės ką pridurti. Pirmiausia, norėčiau padaryti skirtumą, nes kai kalbame apie ispanakalbę Pietų Ameriką, susidurėme su tam tikra istorija. Kai kalbame apie Pietų Ameriką, turėdami omenyje Braziliją, susidurėme su visai kita istorija. Pavyzdžiui, kaudilizmas yra ispanakalbės Amerikos istorinis politinis bruožas. Tačiau tai visiškai nėra Brazilijos istorinis politinis bruožas, kur vietoje to egzistuoja koronelizmas. Iš koronelizmo kyla visa eilė pasekmių, kurios susijusios su tuo, ką tu sakei, Mirko. Ta prasme, Brazilijos teritorijos dažnai būna padalytos šeimoms, hegemoninėms šeimoms, kurios jie vykdė savo hegemoniją. Paimkime Kajado valstijoje, kurioje aš gyvenau 5 metus, Gojas valstijoje. Kajado šeima istoriškai vykdė savo hegemoniją taip pat ir itin smurtiniais metodais. Taigi tai yra šalis, kuriuose, pavyzdžiui, Brazilijoje centrinė valdžia buvo toli. Taigi šie koroneliai iš esmės atliko valstybės funkciją vietoj valstybės ir dažnai veikdavo prieš pačias valstybės įstatymus. Tai yra dažnai patys nustatydavo taisyklės. Tai taip pat paaiškina, kodėl mes Brazilijos atveju kalbame apie lawfare, tai yra apie politinį teisingumo naudojimą, nes daugelis teritorijų mes turėjome koronelį, tai yra poną, kuris valdė tą konkrečią teritoriją, turėjome teisėją ir turėjome kunidą. Tai buvo hegemoninės figūros. Tai paaiškina, kodėl, pavyzdžiui, Lavajato atveju mes turėjome teisingumo maniją, kuri truko metus. Bent jau nuo 2014 iki 2018-19 metų. Ir gal net 20, nes, pavyzdžiui, kol buvo peržiūrėti Lulos teismo procesai, praėjo nemažai laiko. Tai iš kur kyla smurtas? Jis kyla iš to, kad yra didžiulių sunkumų valdant erdves, daugelis erdvių yra nepasiekiamos ir ten susiformuoja specifinė aplinka, kurioje nusikalstamos figūros, kurios dažnai vėliau tampa legitimizuotomis arba pačios politinės valdžios ir teisminės valdžios dangstomomis figūromis gali įsitvirtinti. Štai, pradėkime aiškinti šalį po šalies, taip pat seksime ir skaidres. Pradėkime nuo Bolivijos, kadangi kalbėjome apie sunkiai pasiekiamas ir gana painias vietas. Beje, duosiu ir keletą filmų rekomendacijų, jei norėsite susipažinti, susidaryti įspūdį apie šiuos pasaulius. Vienas iš jų yra Angelų miestas, gana stiprus filmas, kitas Bopė, elitinė būrys. Jei norite kažko linksmesnio, bet kas labai gerai parodo, tarkime, ginklų priekybą, yra filmas su Tomu Cruzu, kuriame jisai vaidina lėktuvo pilotą, kuris galiausiai pradeda dirbti vienam iš kartelių. Ir šiek tiek jis buvo CŽV agentas, šiek tiek papildomai užsidirbdavo skraidydamas už savo draugų kartelio. Tikra istorija. Beje, visiškai tikra istorija. Visiškai tikra istorija. Taip. Man tai šovė į galą, nes pamačiau lėktuvą, iškart prisiminiau jį skrendantį virš šio miško su ta nusileidimo juosta ir panašiai. Taigi jis šiek tiek dirbo CŽV. Jis šiek tiek prekiavo narkotikais, tam tikrų momentų jis buvo susikūręs beveik savo lėktuvų flotilę. Tai parodo, kaip kabutėse lengva daryti tokius dalykus. Prašau, pradėkime nuo Bolivijos. Tačiau Bolivija visų pirma turi didelę problemą dėl to, kad yra viena iš 3 šalių, kuriuose auginama kokamedžio lapai. Taigi pradėkime nuo šio fakto, žodžiu. Bolivija gamina žaliavą, kuri vėliau, kaip sakoma, verdama ir tampa ta narkotinė medžiaga, kurios pavadinimo negalima minėti. Kitaip YouTube mus nubaustų. Ačiū. Taigi Bolivija yra pagrindinis Mazdas
Bolivija turi istoriją daugiausia susijusią su kaimo vietovėmis, turi palyginti didelę istoriją susijusią su tam tikromis šeimomis. Nors, pavyzdžiui, vienas iš pagrindinių Pablo Escobaro tiekėjų buvo Suaresas, būtent Bolivijos narkotikų prekeivis, vadinamas kokaino karaliumi. Kad nepaminėčiau žodžio, kurio negalima sakyti, kad pasakyčiau žodį, kurio negalima sakyti. O dabar Bolivija didžiąja dalimi yra dominuojama, pavyzdžiui, pirmojo kapitono komandos, PSC, Brazilų nusikalstamos organizacijos, kurios daugelis narių dabar yra Bolivijoje ir iš ten koordinuoja nelegalią prekybą. Iki, tarkime, iš Bolivijos pasiekiant Santos uostą daugiausia, bet ir kitus Brazilijos uostus. Ir tada atgabenti narkotinę medžiagą į Europą. Bolivija, tarkime, visada buvo viena iš jų, kokamedžių plantacijos Bolivijoje visada turėjo didelę reikšmę, lygiai taip pat kaip ir Peru. Kolumbija šiuo požiūriu turi naujesnę istoriją, kalbant apie kokamedžių auginimą. Ačiū. Tai, ką matote nuotraukose, pavyzdžiui, yra dvi pagrindinės zonos, būtent Kočabambos tropikai ir miškai aplink pasą. Iš tikrųjų, šiuo metu Bolivija veikia kaip šalis, kuri stipriai susiduria su narkotikų prekyba, ypač dėl organizacijų, kurios nėra bolivietiškos. PSS, Komando Vermelio, kalbant apie Franceską. Bet kodėl organizacijos iš kitų šalių, tokių kaip Brazilija ir panašiai, pasirinko persikelti į Boliviją? Valstybės silpnumas, sunkumai su prieiga. Nes čia jie turi daugiau oro uostų nei American Airlines. Taigi, norint atsakyti į šį klausimą, reikia šiek tiek pažiūrėti, kas yra Primero Comando de Capital, kas yra PSS. PSS yra visiškai specifinė, visiškai ypatinga nusikalstama organizacija. Jie atsirado 1983 metų rugpjūčio 30 dieną Taubatės kalėjime San Paulo valstijoje. 93 dabar yra, 2026-ieji, ją įkūrė 8 kaliniai. Aš sakyčiau, kad 98% Brazilijos nusikalstamų organizacijų gimsta kalėjimuose. Jos neatsiranda gatvėse. Tai yra pirmoji didžiulė ypatybė. Praktiškai visos, išskyrus Rio de Janeiro paramilitarinės milicijas, kurios turi kitokią istoriją. PSS per kiek daugiau nei 30 metų iš kalėjimo organizacijos tapo tarptautinė narkotikų prekybą užsiimančia organizacija. Ir PSS remiasi maniakišku, drįsčiau sakyti, savo narių statuto laikymusi. Be to, jie turi visą vadinamųjų bendražygių ir įvairiais būdais su organizacija bendradarbiaujančių žmonių armiją. Taigi, PSS tam tikrų momentų pasakė, kodėl aš turiu imti šiuos narkotinių medžiagų krovinius iš kitų. Aš nuvažiuoju, kolonizuoju Boliviją, pašalinu Džordžą Rafatą pasienyje tarp Brazilijos ir Paragvajaus ir tampu pagrindiniu veikėju. Tai yra, aš valdau visą grandinę, nes jie į narkotikų prekybą žiūri komerciškai, labai versliai. Kai kalbėjausi su kai kuriais iš jų, stebina jų turima organizacija. Taigi jie paprasčiausiai pasakė, mes einame, prasiskiname kelią į šalis, kuriuose nėra vietinių nusikalstamų grupuočių, turinčių tam tikrą reikšmę, tam tikrą svarbą. Aišku, kad PSS nevyko į Meksiką, jis vyko į šalis, kur žinojo, kad gali prasiskverbti. Važiuodavo į Meksiką, grįždavo kojomis į priekį, kaip sakoma Romoje.
Mažiausiai būtų kilęs milžiniškas karas narkotikų pasaulyje, tačiau Pranciškau PSS. Nes turiu dar vieną, mano manimu, įdomų klausimą. Bet jei ten taip gerai auginama, kaip atsitiko, kad viduje neatsirado grupė, kuri būtų perėmusi valdžią ir pasinaudojusi tuo, jie to nesuprato. Ar jie buvo labiau susiskaldę, todėl atėjo kažkas stipresnis, piktesnis ir labiau organizuotas? Nes jei tai ideali vieta, kodėl ten savaime neatsirado grupė? Na, tai viena iš idealių vietų kokamedžių auginti. Kartoju, turime Peru, turime Kolumbiją, turime Boliviją. Bolivijos kokainas be abejo kartu su Kolumbijos kokainu išlaiko aukščiausią grynumo lygį. Iš tiesų, ta, kuri pasiekia Europą, ta, kurią PSS siunčia į Europą, yra bolivietiškas kokainas, ne peruvietiška, išskirtinai bolivietiška. Taigi kas yra pirkėjai, Francesco? Sistema veikia labai sudėtingai, nes PSS, sakykime, tai paima produktą iš augintojų. Ir tada pagalvėlės yra šiek tiek išsibarsčiusios visur, pavyzdžiui, pagalvėlės yra ir Brazilijoje. Po to, kai produktas paruoštas, kaip plytelė paruošta, PSS naudojasi įvairiais uostais, Santoso uostu, Žatajo uostu, uostais Paranos valstijoje, uostais Šiaurės Brazilijoje. Netgi pats Rio de Janeiro uostas, nors Rio de Janeiras daugiausia priklauso augintojui, kuris yra PSS priešas. Tačiau tokiame lygyje susitarėm. Ačiū. Po to narkotinės medžiagos krovinys keliauja arba tiesiai į Europą, arba, kaip dažniau nutinka, yra tam tikri karštieji taškai, ypač vakarų Afrikoje. Tad jis keliauja į vakarų Afriką, o tada kyla į Europos uostus. Logistikos klausimas, nes aš taip pat tuo rūpinosi. Paskutinis dalykas, kad suprastumėte šį prekybos klausimą. Šiandieninis PSS nebūtų toks, koks yra šiandien, kalbant apie tarptautinį nusikalstamumą. Drangheta buvo palengvinantis veiksnys, kalbant apie PSS. Atsirado du poreikiai. Drangheta poreikis turėti stiprų partnerį kokaino prekybai Pietų Amerikoje ir PSS poreikis žengti kokybinį šuolį. Ir pereiti nuo, iš esmės, San Paule įsikūrusios nusikalstamos organizacijos prie tarptautinės nusikalstamos organizacijos arba, kaip sako Lincolnas Dakija, San Paulo prokuroras kovojantis su PSS, mafijinės organizacijos. Tai yra dalis istorijos narkotikų kontrabanda grynuoju pavidalu. Kita istorijos dalis, kuri vis labiau išryškėja, yra klausimas susijęs su pinigų plovimu uždirbtų iš narkotikų kontrabandos. Nes nepamirškime, kad PSS jau daugelį metų uždirba doleriais ir eurais, tai yra stipriomis valiutomis, kurios Brazilijoje vertos 5 ar 6 kartus daugiau nei vietinė valiuta. Dabar Brazilijoje turime didžiulę problemą, tai masinė PSS infiltracija į teisėtus ekonomikos sektorius. Ir tai yra dalykas, kuris iš tikrųjų... Iš esmės. Tu klausi logistikos požiūrio apie maršrutus, taip? Kodėl vargti keliaujant per visą Braziliją, kai jie galėtų pasirinkti trumpesnį maršrutą ir eiti kitą pusę? Nes iš kitos... Atsiprašau, Diego, atsiprašau. Tiesiog norėdamas atsakyti į šitą Mirko klausimą, tik vieną dalyką. Anksčiau sakai, kodėl jie neatsirado Bolivijoje, taip? Bolivijoje nėra uostų. Bolivija yra viena iš nedaugelio Pietų Amerikos šalių neturinčių uostų. Ir iš tikrųjų, nors galima naudoti vandens kelius, nors galima naudoti, tai buvo Berry Sealas, apie kurį anksčiau kalbėjau, kurį vaidino Tomas Kruzas,
Nors galima naudoti vandens kelius, nors galima naudoti, vis tiek reikia uostų. Iš tikrųjų, kai kalbėsime apie Ekvadorą, pamatysime Gvajakilio uostą. Šalis be uostų, kalbant apie svarbaus narkotikų srauto vystimąsi, tikrai turi nepalankų veiksnį. Ir žinoma Bolivija. Po Evo Moraleso laikų, kurie buvo svarbus politinio stabilumo laikotarpis, jau bent 5 metus šalis išgyvena labai sudėtingą teritorinio susiskaldimo laikotarpį. Beje, prieš kelias dienas tikriausiai matėte naujienas, jis buvo suimtas Santa Cruz de la Sierra. Taigi mes esame rytinėje pasienyje, kur buvo sulaikytas svarbus narkotikų prekeivis iš Urugvajaus, Primer komando Urugvajo grupuotės narys, Marcelis. Dabar neprisimenu, jis vadinasi Marcelis, bet vardo neprisimenu. Sebastianas Marcelis. Taigi tai yra svarbus dalykai. Dar vienas dalykas, nes žinau, kad tiek Mirko, tiek žiūrovam patinka įdomybės. Anksčiau paminėjome Peru, galbūt šiandien apie Peru daug nekalbėsime, nors tai yra šalis, kuriuose daugiausia auginami pagrindiniai ingredientai. Kad vėliau būtų galima atlikti visą mums žinomą procesą, kad pagamintume produktą. Būtent Peru gimė šis žodis, soprattutto narkoterrorismo. 9-metyje Balao de Teres yra tas, kuris sugalvojo narkoterorizmą. Narko valstybė, narkoterorizmas. Lotynų Amerikoje yra įvairių požiūrių į narkoverslą. Ir dar vienas svarbus dalykas, nes kai kalbame apie Peru ir Boliviją, ypač Kolumbija taip pat gamino Peru ir Boliviją, turime prisiminti, kad kokamedžio lapai yra nuo seno svarbi vietinių tautų kultūros dalis. Tai yra kokamedžio augalas. Pati savaime tai nėra kenksmingas ar toksiškas augalas, kuris keltų kokiu nors problemų augalijos požiūrį. Tai vietinis augalas, kuris yra endeminis Pietų Amerikai. Prisimenu, kalbant apie anekdotus, kai pirmą kartą atvykau į organizacijos biurą, negaliu pasakyti kokios, kurioje dirbu Ekvadore, bet to, kad sode buvo daug vėžlių, priešai stalą, prie kurio filmavome vaizdo įrašą, augo didžiulis kokamedis. Ir šitas diegas turi kokamedį. Kodėl mes turime kokamedį biure, jūs nesuprantate. Man sakydavo, ne, žiūrėk, kokamedis, čia yra normalus medis, čia lapai naudojami, beje, dėl aukščio, kai Lotynų Amerikoje, Peru, Bolivijoje kalbama apie didžiulius aukščius. Yra miestų pastatytų 3800–4000 metrų aukštyje. Todėl atvykus į šiuos oro uostus, vienas pirmųjų dalykų, kurį tau pasiūlo, yra kokamedžio arbata, nes jį padeda prisitaikyti prie aukščio. Ten, pavyzdžiui, San Franciske koka yra valgoma, jie valgo ir tie, kurie dirba kasyklose. Jie valgo dėl lapų. Vietiniai gyventojai turėjo įprotį kramtyti kokamedžio lapus. Taip, tai tiesa. Jie kramto, ypač, pavyzdžiui, jeigu pagalvosime apie Boliviją, apie kasyklas, kurios daugelį metų buvo išnaudojamos ispanų konkistadorų, naudojant vietinių gyventojų darbo jėgą, kad numalšintų alkį ir sumažintų nuovargį, valandas kramtoma kokamedžio lapų. Trumpai tariant, Pietų Amerikoje apskritai kokamedis kaip endeminis augalas visada buvo čia. Kitas procesas atsirado per pastaruosius 40 metų. Norėjau tavęs kai ko paklausti, Diegai. Ši organizacija, čia yra žemėlapis rodantis jos buvimą pasaulyje, tai reiškia ryšius su vietinėmis organizacijomis. Ar jie taip pat fiziškai turi savo atstovus, kurie, sakykime, prižiūri, kad viskas vyktų sklandžiai? Nes, pavyzdžiui, matau ir Japoniją. Jei kalbame apie PSC, aš keliu rankas ir tegu kalba Franceskas. Nes, kaip sakė Franceskas, PSC yra labai specifinis, tai nėra organizacija, negalime sakyti, kad tai Medelyno kartelis, praleidžiu vieną kartą su PSC. Ne. PSC veikia pagal labai specifinę logiką ir dinamiką. Todėl, Franceskai, nesiryžtu atsakyti ir mielai perduodu tau žodį. Taigi, šias nuotraukas vertinkime atsargiai.
Tačiau taip, kai kalbame apie 28 šalis, kuriuose veikia PSC, tai reiškia 28 šalyse yra PSC narių atliekančių įvairias funkcijas organizacijoje. Tai gali būti logistikos funkcijos susijusios su narkotikų siuntomis, kurios atvyksta. Tačiau tai gali būti ir kitos funkcijos. Kai, pavyzdžiui, pastaraisiais metais nutiko Portugalijoje susijusios su pinigų plovimu, todėl ir minėjau pinigų plovimo svarbą, būtent funkcijos susijusios su pinigų plovimu. Nes PSC puikiai žino, kad nužudymas Brazilijoje nesukelia tokio paties ažiotažo, sakykime taip, kaip nužudymas Ispanijoje ar nužudymas Portugalijoje. Taigi šiuo metu Europo PSC yra logistinis atvykimo punktas ir atspirties taškas. Brangi vieta, kalbant apie pinigų plovimą gautą iš narkotikų prekybos. Taip, Sebastianas Marse iš tikrųjų yra savotiška asmenybė, tai įdomi figūra, tai žmogus, kuris labai naudojasi Bolivijos valdžios lygmens politinę apsaugą, turiu omenyje pačius ministrus, kurie jį saugojo, ir kuris pasinaudojo nelaimingu Evo Moraleso sprendimu, atrodo 2019 metais išvyti DEA iš šalies. Neatsitiktinai naujasis prezidentas vėl įleido DEA į Boliviją ir stebuklingai vos per kelis mėnesius Marche buvo suimtas. Kaip jums toks sutapimas? Politinis užnugaris dingo, DEA gerai dirba vietoj. Ir iš tiesų Marche buvo sučiuptas akimirksniu. Jis buvo sučiuptas, išsiųstas į JAV kalėjimą Pietų Amerikoje, buvo tapęs tarsi nepadautinų mitų. Taigi viskas nebuvo visai taip. PSS yra daug sudėtingesnis, nes kalbame apie organizaciją, kuri yra ne tik labai išsišakojusi, paremta ir sukurta pagal statutą, kurio turi laikytis ne tik jos nariai, bet ir jų bendražygiai, nes kitaip kyla pavojus, kad būsite teisiami vadinamosiuose nusikaltimų teismuose. PSS turi organizaciją, kuri didžiąja dalimi atkartoja valstybės organizaciją. Taigi, pavyzdžiui, Jie taip pat šiek tiek įkvėpėsi iš mūsų mafijos. Jie priverčia tave prisiekti ir panašiai, bet turi savo taisyklės. Štai. Tad atsakysiu, nes šiomis temomis savo tinklaraštyje Latinoamericano.org esu daug rašęs. PSS iš esmės pakeitė kraujo ryšį, kuris būdingas Italijos nusikalstamoms organizacijoms, brolybės ryšių tarp vadinamųjų brolių, pagristų statutu. Statutas yra PSS konstitucija, tai yra PSS Magna Carta. Taigi statutas yra padalintas į punktus ir tų punktų privaloma besąlygiškai laikytis. Priešingų atveju gresia teismo procesas nusikaltėlių tribunoluose, o procesai gali baigtis netgi mirties nuosprendžiu. Frances, tu kalbėjai apie žmogžudystės anksčiau, teisingai sakei. Šios nusikalstamos organizacijos labai gerai žino, kada juda erdvėse, kurios nėra joms įprastos. Taigi korupcijos, nebaudžiamumo erdvės, kuriuose teisingumas vis tiek ateina vėlai arba visai neateina. Sakykime, jie pagalvoja 2 kartus prieš nuspausdami gaiduką. Tačiau tu ir aš prieš keletą metų kalbėjome apie vieną atvejį, kuris šiek tiek sukrėtė regioną. Ar prisimeni? Marčelas Pečas, Paragvajos generalinis prokuroras, nužudytas medaus mėnesio metu Kartachenoje, Kolumbijoje. Ir jei neklystu, tarp įvairių tuo metu svarstytų hipotezių buvo kaip tik keliama versija, kad galėjo būti, galbūt, nežinau ar pirmą kartą, bet tikriausiai vienas iš nedaugelio kartų, kai supratome
sąsaja tarp skirtingų nusikalstamų grupuočių siekiant užžudyti šį išskirtinį prokurorą, kiek primenanti ir mūsų kraštuose kovos priešakyje dirbančius prokurorus. Taip, tu paminėjai žmogų, kuris man tikrai brangus, nes apie Marcelą Pečį buvau rašęs straipsnių giriančių tai, ką jis darė. Beje, Marcelas Pečis buvo prokuroras, paliktas pats savo ir apsuptas labai korumpuotos Paragvajaus prokuratūros aplinkos. Taigi, Marcelas Pečis buvo gyvas, judantis taikinys ir deja buvo nužudytas. Iš tikrųjų, dėl Marcelo Pečio nebuvo prieita prie, kaip čia pasakius, stiprios versijos apie užsakovus. Taigi, Marcelas Pečis galėjo būti tikras. Aš tau sakau, pagal mano žinias apie Pečio bylą, sakyčiau, kad tai buvo, kaip čia pasakius, bendras sprendimas kelių nusikalstamų organizacijų. Atsižvelgiant į tai, kad jis buvo pašalintas zonoje, kurioje PSC neveikia, jis buvo pašalintas ir tokioje zonoje, kur taip pat, pavyzdžiui, Sebastianas Marsėjus, kuris buvo įvardytas kaip galimas žmogžudystės užsakovas, čia, žinote, visiškai neturėjo jokios įtakos tiek Kolumbijoje. Taigi tikrai buvo tarptautinis koordinavimas tarp įvairių asmenų, įvairių organizacijų, kurios pritarė Marcelo Pečį pašalinimui. Noriu pasakyti vieną dalyką, nes ši istorija apie Marcelo Pečį mane tikrai labai suerzina. Marcelo Pečį tapo žinomas, nes jis buvo vienintelis Paragvajoje, kuris dirbo savo darbą, taip sakykime. Jis buvo vienintelis prokuroras, kuris įsikišo į Marselio, PSC ir kai kurių Paragvajaus nusikalstamų šeimų nusikalstamą veiklą. Ir jis deja baigė taip, kaip baigė. Bet Marselėje Pečis baigė taip, kaip baigė, nes buvo paliktas vienas. Diegai, paaiškink ir grafikus, kai jie yra, nes jūs laikote savaime suprantamų dalykų, kad mes žinome, o aš norėjau. Nes mes iš karto pradėjome apie Marcelą Pečį, bet ir tam, kad suteiktume šiek tiek konteksto ir parodytume, kad kartais tai tikrai atrodo kaip filmas. Tai yra, Marcelas Pečis buvo nužudytas 2022 m. gegužės 10 d. Kolumbijoje, bet ne bet kurioje Kolumbijos vietoje, o Kartačenos de Indijas mieste, kuris yra viena iš labiausiai turistinių Kolumbijos vietų. Jis buvo Nadaus mėnesio kelionėje Barų saloje, taigi pačioje turistiniausioje Kolumbijos vietos dalyje. Samdomi žudikai atvyko vandens motociklu į paplūdimį, kur jis buvo. Jie atvyko išsinuomotų vandens motociklu, nušovė jį šūviais į nugarą, į galvą, jei neklystų, ir tada išvyko. Po to, žodžiu, prasidėjo tyrimas. Italijoje matėme panašių dalykų. Jie bandė surengti išpuolį pajūrio name. Tai buvo valtis, kuri ten nuplaukė, jie padėjo bombą, pasitelkė narus. Tai tokie metodai, kuriuos esame matę ir Italijoje. Bet tai reiškia, kad jie buvo nesėkmingi. Tu kalbi apie nesėkmingą išpuolį prieš Falconę Adauroje, taip? Kažkas jam davė nurodymus. Kas yra ši diagrama? Narių skaičius daugiau ar mažiau pagal zonas. Tai praktiškai yra armija. Taip, bet man atrodo, kad jis šiek tiek pasenęs, bet taip. Manau, kad yra labai geras klausimas Franceskui. Ar PCC egzistuoja formali mito poetika? Kuo jį remiasi? Tu kalbėjai apie brolybę ir statutą, bet ar yra kokių nors steigiamųjų mitų, pavyzdžiui, vadų, kurie kažką padarė? Pateiksiu pavyzdį. Korleoniečiai. Mitas, kad iš poros vidani, kas vietinė kalba reiškia iš esmės valstiečius, ar ne? Jų vadino perinkritatė, tuos, kurie visada turėjo purvinus batus nuo molio iš mažo kaimelio. Korleonė. Jie pamažu iš esmės išstumia kupolą ir tampa jos vadais, tiek, kad vėliau taps garsia korleoniečių mafija. Bet jie kilo iš mažos pradinės grupelės. Tu kalbėjai apie tuos 8, tiesa, kurie susipažino kalėjime, o kokia buvo tų korleoniečių kilmė, kodėl jie ten atsidūrė?
Na, jų kilmė buvo labai įvairi. Buvo žudikų, buvo bankų plėšikų, buvo įvairių nusikaltėlių tipų. Pavyzdžiui, vienas iš įkūrėjų, Gele Yao, buvo labai smurtingas žmogus, kuris buvo įvykdęs žiaurių žmogžudysčių net ir tame pačiame kalėjime, kuriame buvo uždarytas. Tačiau PSS atsirado kaip nusikalstama brolyje, taip, kaip statutas, taip, tačiau ji labai paremta tėvažudystės idėja. Tai yra dabartinis, taigi... Atsiprašau, tai šiek tiek primena Malenos gaują, ta prasme, tarsi savotiška, kabutėse, kilni lygiaverčių sąjunga, nors iš tikrųjų taip nebuvo, nes visada buvo tas, kuris vadovavo labiau. Bet yra vienas svarbesnis organizatorius, protas, kuris, taigi... Čia yra šiek tiek, tai yra reikia prisitaikyti prie Brazilijos realybės. PSS numeris 1 yra Markas Viljamas Kamačas, žinomas kaip Markas Viljamas Herbas Kamačas, žinomas kaip Markola. Dabar Markola yra laikomas federalinėme kalėjime ir jei gerai prisimenu, jis kalinamas nuo 1996 metų. Taigi, PSS yra struktūruota kaip piramidė. Yra 14 sintonija, o tada yra daug sintonijų, kurios atsakingos už kiekvieną funkciją, kurią nariai atlieka organizacijos viduje. Taigi, pavyzdžiui, yra Otomačės sintonija, kuri būtų pomidoro sintonija, nežinau, kodėl jinai taip vadinama. Tai yra sintonija, kuri užsiima tarptautinę narkotikų prekybą. Šios sintonijos vadovai, arba bent kai kurie iš šių vadovų, yra kalinami jau dešimtmečius. Taigi, kas nutinka? Nutinka taip, kad šie kalinami asmenys tikrai labai seniai paliko tam tikras gaires tiems, kurie yra laisvėje ir turi tęsti organizacijos veiklą. O šios grupės, o kaip su jomis? Taigi, šie yra. Komanda Vermelho yra antra pagal dydį nusikalstama organizacija Brazilijoje, bet jos istorija visai kitokia. Na, ne visai kitokia. Komando Vermelho taip pat gimė kalėjimuose, jis atsirado Ilha Grandes kalėjime Rio de Janeire. Yra populiari nuomonė, kad Komando Vermelho atsirado 1979 metais, kai politiniai kaliniai susijungė su paprastais kaliniais. Mano draugas Fabijus Samu parašė puikią knygą Kriminalinių frakcijų ištakos Komando Vermelho ir Terziero komando 2025 metų knygą, kurioje, remdamasis dokumentais, paneigė šią idėją. Iš tikrųjų, Komando Vermelho atsirado maždaug 70-mečio viduryje. Taip sakyk, Diegai? Ne. Vermelho, kas itališkai reiškia raudoną. Pasakykime tai, nes mes laikome savaime suprantamu. Vermelho. Taip, beje, taip, atsiprašau, raudonoji komanda, mes laikome savaime suprantamu, kad visi kalba portugališkai. Ne, bet raudonoji komanda, taigi iš ten politiniai kaliniai. Taigi, bet ne. Tačiau ši politinių kalinių ir paprastų kalinių samplaika iš tikrųjų Fabijus Samu rodo, kad jos niekada nebuvo. Nes 1974-aisiais Ilha Grande kalėjime, kuris reiškia didžioji sala, jau nebuvo politinių kalinių. Kol jie buvo, priešingai, tarp politinių kalinių ir paprastų kalinių vyko stiprūs susirėmimai. Bet kuriuo atveju, sakykime, pagrindinis bruožas būdingas tiek Komando Vermelho vadovybei, tiek PSS yra tai, kad aukščiausiose organizacijos lygiuose yra bankų plėšikų. Markola, pavyzdžiui, buvo PSS lyderis, jis buvo vienas, sakykime, protingiausių savo laikmečio bankų plėšikų. Ir dėl bankų apiplėšimų, dėl bankų plėšimų jis buvo nuteistas 10-mečiams kalėjimo. Kalėjime jis tapo pagrindinė PSS figūra, o po to 2002 metais jis pašalina, padedamas ir kitų iškylančių PSS narių,
pašalina senąją PSS gvardiją ir ateina į valdžią. Šiuo metu Markola yra pripažintas PSS lyderis numeris 1. Jis nėra ieškomų sąraše, nes jau yra kalėjime. Įdomus ir prieštaringas dalykas, kaip visada Brazilijoje, nes tu sakai, Markola yra numeris 1, gerai, suimkime Markolą. Ne, Markola jau yra kalėjime. Ir kad jis yra kalėjime, tiksliau, galbūt jau 30 metų, kai jis yra kalėjime. Kalbant apie filmus, Mirko, siūlau ir serialą El Marginal, labai gerą Argentinos serialą, nežinau, ar rasite jį Italijos Netflix'e, bet jis labai įdomus, kuris būtent pasakoja apie kalėjimus, nes kaip dabar matome grafikoje ir kaip pasakoja ir Franceskas, Psis kilo būtent iš kalėjimų. O Lotynų Amerikos kalėjimai apskritai yra vietos tikri pragaro ratai. Dabar aš nenoriu daryti palyginimų, nes nesu tas, kuris galėtų pasakyti, ar jie blogesni ar geresni už Italijos kalėjimus. Žinome, kad Italija tikrai ne. Žinome, kad ir Italija yra nežmoniškos kalėjimo sąlygos, į kurias valstybė turėtų įsikišti. Tačiau mes kalbame apie visiškai kitokį lygį. Apie lygį, kuris yra visiškai neįsivaizduojamas. Ir dar tik vienas dalykas dėl anksčiau užduoto klausimo apie mitopoetiką, kažkas panašaus, labai gražus klausimas. Ten man iškart į galvą atėjo Meksika, nes, kaip žinome, Meksikos narkokultūroje Santa Muerte, būtent todėl, kad Meksikoje mirtis yra tokia svarbi, ji turi visą savo poetiką, visą ypatingą naratyvą, jai atiduodama pagarba. Kaip jei prisimename tam tikros kamoristų ir mafijos grupės Italijoje, turi šį perdėtą kultą mergeliai Marijai ir krikščioniško šventumo elementams. Taigi yra labai panašių elementų. Be to, Meksikos narkokultūroje net kapinės turi visą pagrindinį vaidmenį. Taigi yra įvairių elementų. Narkokorida yra baladės, kurios pasakoja apie svarbiausių narkotikų prekeivių istorijas. Kai Mencio jis nebuvo sučiuptas, jis buvo rastas, susidurtas su juo, nužudytas. Prieš kelias savaitės, per operaciją, kuri buvo atlikta remiantis JAV žvalgybos duomenimis, Mencijus buvo miręs vos kelias valandas, o jau buvo baladė apie Mencijų ir jo herojišką mirtį. Taigi, iš esmės, už to slypi visa kultūra. Tai nėra vien tik mitopoetika, bet tai yra ištisa kultūra, kuri yra vienas sunkiausiai išardomų elementų, jei žvelgiame į naujasias kartas. Taigi, tai yra ir sunkiai įveikiamas elementas švietimo požiūriu, kai bandome neleisti naujosioms kartoms eiti tuo keliu. Bet svarbiausia, link tokio pasakojimo, link tokios galimos ateities. Bet čia norėjau trumpam, Francesco, norėjau sužinoti, kas tai yra. Kas ta istorija apie vandens kelią? Apie kokainą. Taip, kokaino vandens kelias buvo, tiksliau iki šiol tebėra, būtent Paranos upės vandens kelias, kuris iš Paranos upės veda Jis pasiekė Argentinos uostus arba upių uostus Paragvajuje ir iš ten narkotikai siunčiami į Europą. Prisimenu, kad maždaug iki 2020-2021 metų pats Sebastianas Marsėjus buvo vadinamas kokaino vandens kelio šeimininku. Šioje nuotraukoje kitas svarbus elementas yra milžiniškas Paragvajaus čakas. Aš jau norėjau tai pasakyti, Pranciško, tu mane aplenkiai, norėjau tai pasakyti. Ir mes vėl grįžtame prie pokalbio apie milžiniškas apleistas teritorijas, kurias turime Lotynų Amerikoje, o Paragvajaus čakas, pavyzdžiui, yra viena iš jų. Taigi 250 000 kvadratinių kilometrų, ar suprantate?
250 000 kvadratinių kilometrų, tai maždaug 60% visos Paragvajaus teritorijos. Ta teritorija nekontroliuojama, neįmanoma. Ir būtent todėl Paragvajaus čakas yra nekontroliuojamas, didelės Brazilijos dalis taip pat, bet pagalvokime apie visą upių tinklą Amazonės viduje. Kai aš gyvenau Belém do Pará mėnesį, Guamá upė, kuri yra Belemo upė, iš esmės yra kaip jūra, nors jinai yra tik tai Amazonės intakas, bet tai yra jūra. Tu atsikeldavai ryte, išeidavai į terasą, matydavai Guamá upę ir sakydavai, na, čia tikrai yra vandenynas, net nesupratau. Tai net nėra Tirėnų ar Viduržemio jūra, kas tai yra. Ir todėl yra ši problema, kad daugelis pasienio zonų, daugelis tokių šalių kaip Brazilija ir Paragvajus vidaus teritorijų iš esmės yra nekontroliuojamos. Daugybė upių maršrutų, iš tiesų čia turime viską. Pavyzdžiui, problema susijusi su Amazonija yra ta, kad pačios vietinės čiabuvių bendruomenės buvo praktiškai priverstos nusikalstamų organizacijų įsitraukti į šią veiklą susijusią su narkotinėmis medžiagomis. Frančesko, prie to dar prisideda, kaip jau minėjome, svarbus žodis siena. Sienos Lotynų Amerikoje, ypač Pietų Amerikoje, yra kiaurios. Jas neįmanoma kontroliuoti, sienos tarp šalių. Tiek dėl savo dydžio, kiek dėl gamtinių elementų, iš kurių jos sudarytos. Jas neįmanoma kontroliuoti. Aš prisimenu tą anekdotą, apie kurį jums pasakojau, praleidau savo pirmosius metus Lotynų Amerikoje. Buvau pasienyje tarp Ekvadoro ir Kolumbijos, kur veikė FARC, 48 frontas, ir buvo labai garsi operacija, kuri buvo surengta siekiant nužudyti Raulį Reyesą, vieną iš FARC vadų Ekvadore. Kolumbijos kariuomenė kirsdavo sieną, o nusikalstamos grupuotės naudodavo sieną tarsi savo kiemą. Taigi pagalvokime apie sieną tarp Kolumbijos ir Venesuelos, garsiuosius nelegalius pasienio perėjimus, Amazonės pasienio ruožus tarp Peru, Kolumbijos, Ekvadoro, visą Brazilijos sieną. Šioms nusikalstamoms grupuotėms tokios neribotos teritorijos yra tikra šventė, nes šių milžiniškų, neprieinamų plotų neįmanoma kontroliuoti. Beje, vienas iš dalykų, kuriuos galima aptikti naudojantis JAV žvalgybą ir DEA, bei JAV žvalgybos yra labai sunku surasti, tai garsieji nusileidimo takai paslėpti Amazonijoje, kurie jau naudojami kartu su Huawei. Tiksliai be palidovinio darbo, be žvalgybos, kuri gali dirbti tokiame lygyje, jų nerasi. Šie labai maži takai mažiems lėktuvams, kurie turi gabenti narkotikus, tai yra labai sunku. Taip pat todėl, kad pavyzdžiui, prieš keletą metų kalbėjausi su žmogumi, kuris buvo labai artimas PCI. Jo dėdė turėjo fazendą Mato Grosso valstijoje, sakykime, Brazilijos centrinėje vakarinėje dalyje. Ir iš esmės dėdė toje fazendoje, jis turėjo nedidelę aikštelę, kuri buvo tapusi nusileidimo taku, būtent tiems Cessna lėktuvams prikrautiems kokaino. Bet tai yra tiesiog tokio lygio reikalai. Jei tu čia turi garažą, kur laikai mašiną, tai jie ten turi mažą nusileidimo taką prijungtą prie fazendo. Taigi dažnai kalbame apie hektarus augmenijos, dažnai, pavyzdžiui, jie būna uždengti. Daugelis šių Cessna, kaip rašoma ir Alano de Abreu knygose, nusileidžia tiesiai tarp pasėlių, tiesiog pačiame viduryje. Nėra svarbu, svarbiausia neprarasti krovinio, o kaip jau pavyks nusileisti, ne taip svarbu. Taip, būtent.
Mirko, mano manimu, čia labai įdomus klausimas, nežinau, ar norim į jį gilintis. Tačiau, mano manimu, galime šiek tiek pakalbėti apie tai, ar Brazilijoje daugiau suvartojama vietoje, ar visgi daugiau eksportuojama. Aš gyvenau Brazilijai, trumpiau nei Franceskas, gyvenau San Paule. San Paule yra Krakolandija. Žodžiu, žinome, kad ten yra visas vartojimo spektras. Tačiau, žinoma, aš tai sakau labai paprastai, o Franceskas tai paaiškina daug geriau. Brangus produktas iškeliauja į užsienį, vietoje vartojamas produktas yra tai, kas lieka. Ir iš tiesų matyti tokio vietoje vartojamo produkto pasekmes. Brangus produktas, kurį galima parduoti Jungtinėse valstijose arba kurį galima parduoti Europoje. Jis apmokamas eurais ir doleriais, o doleriais išeina tai, kas apmokama realais. Iš esmės. Tada tai yra atliekos, ar ne, Pranciškus? Taip, visiškai taip. Paradoksas tas, kad jie gamina ten, bet tau atkeliauja blogiausia prekė. Tarkime taip, geriausia narkotinė medžiaga, taip pasakykime. Ji keliauja į užsienio rinką, išskyrus nedidelę dalį, kuri žinoma lieka vidaus rinkai. Tiems, kurie gali ją sau leisti. Elitui, žinoma. Elitui. Taigi, atsakant į klausimą, taip. Brazilija yra kokaino tranzito centras iš Pietų Amerikos rytinės dalies į Europą. Bet ne tik tai, nes šiuo metu jis dar statomas. Aš savo tinklaraštyje daug rašiau apie šį klausimą, pernai net daviau interviu vienam Brazilijos laikraščiui. Jau daugelį metų statoma biocianinė trasa. Biocianinė trasa praktiškai sujungs Atlanto pakrantę su Ramiojo vandenyno pakrantę. Dabar yra toks dalykas, kuris mano manimu yra rimtas. Tai yra rimta, tai šalutinis poveikis, rimtas dalykas. Dalis šios biocianinės trasos eina per PSS valdas. Nes ji eina per Santusą. Ji prasideda Santuse, pasiekia Mato Grosso do Sulą, tada patenka į centrinį vakarų Brazilijos regioną, o po to keliauja į Čilę, pasiekia Iquiques ir Antofagastos uostus. Mano prognozė, PSS pasirinks šį maršrutą, kad nugabentų narkotinės medžiagas ten. Tai yra, kad jos išplauktų iš Ramiojo vandenyno pakrantės ir pasiektų Okeaniją bei tolimuosius rytus. Tai mano spėjimas, nes jie turi organizaciją, kuri gali su tuo susitvarkyti. Ir dar reikia pasakyti vieną dalyką, Čilėje nėra reikšmingų vietinių nusikalstamų organizacijų. Ypač Australijoje, kur taip pat yra didelė perkamoji galia. Tai vidaus vartojimo norėjau pasakyti vieną dalyką. Taip pat todėl, kad dabar į PSS vidutiniškai atvežti yra Kinija. Tai yra iš Brazilijos į Australiją, kertant Atlantą, reiškia paskui ją parduoti Australijoje pagal 2021 metų duomenis maždaug už $60,000 už kilogramą. Taigi tai labai daug. Klausimas, Francesko, ar turi įvertinimą, kiek vertinamas visas šis milžiniškas Pietų Amerikos kontrabandos rautas, visa Amerika? Aš kaip tik norėjau tai pasakyti, ar turi skaičių? Dideli skaičiai, apie ką mes kalbame, apie 100 milijonų. Milijardų ar 100 Milijardų. Tai beprotiška, vaikinai, mes esame apie 90,000. Aš jums pasakysiu skaičių, kurį man pernai pasakė vienas PSC narys, tai buvo tuo metu 2025 metų vasaris. Jis man pasakė, kad Europoje kaina buvo 24,000 eurų už kilogramą. Aš žinau, kad nuo tada iki šiandien, žinau iš kitų šaltinių tiesiogiai susijusių su PSC nariais. Bolivijoje per pastarosius mėnesius kaina nukrito iki 14,000 eurų už kilogramą.
Taigi, iš tikrųjų, neatsitiktinai, kaip rašiau savo tinklaraštyje apie Lotynų Ameriką, vienas iš paskutinių, prieš paskutinis straipsnis, kurį parašiau, buvo paremtas šaltiniu, kuris man perdavė tam tikrą informaciją. Atrodo, kad į kokaino kontrabandą įsitraukė ir grupuotės iš Maroko, kilusios būtent iš Maroko, nes kaina jiems yra palanki. Tiek, kad jie gali, kaip čia pasakius, atsisakyti hašišo, kuris buvo pagrindinė jų prekė, ir pereiti prie kito. Bet aš nekalbėjau apie skiedimo kainą, Pranciškau, aš kalbėjau apie patį kontrabandą, apie mastą kontrabandą. Skaičius, kurį turiu aš regioniniu lygiu, ne vien PSA, taigi sakykime, kad jis apima visas grupės. Mes nekalbame apie sumą didesnę už tokių šalių kaip Ekvadoras BVP. Mes kalbame apie 90 milijardų dolerių per metus. Mes kalbame apie fantastiškas sumas, kurios juda. Vieną, bet nežinau, ar turi ją po ranka. Buvau atsiuntas skaidrę, kuri parodo, kur keliauja visi šie pinigai, nes šie pinigai taip pat pereina per visą gamybos grandinę. Korupcijos, visos kyšiai, kuriuos reikia duoti, ginklai, kuriuos reikia pirkti būtent. Taigi tikrai yra. Skaidrę, paaiškink ją. Taigi visų pirma turime pagalvoti, kad tokiai sudėtingai sistemai, kokią apibūdina Franceskas, pasiliekame tik Brazilijoje. Mes suprantame, kiek teisėjų, policininkų, sveikatos centrų, pavyzdžiui, tarnautojų, įmonių reikia sukurti, bankininkų, kitų mažesnių nusikalstamų grupuočių, kurios veikia, kurias vis tiek tau reikia sukurti tos maršrutus. Yra visa milžiniška darbo ekosistema paravalstybė, kuri veikia po šiais kartelės. Dabar pradėjome nuo vaizdo, apie kurį mums pasakojo Pranciškus, 8 žmonės kalėjime. Dabar jūs turite įsivaizduoti milžinišką holdingą, tai yra milžiniška korporacija, kuri suteikia darbą 1000 žmonių. Tarsi tai būtų tiesioginė prasme paravalstybė. Taigi viskas, ką matote čia, yra pagrindinė organizacija, kuri tame pačiame ar kituose šalyse turi kitas susijusias organizacijas, kurias vis tiek reikia apmokėti, kurios atlieka dalį darbo, tada yra visa logistikos, infrastruktūros dalis ir dar yra visa korupcijos dalis. Ir atlyginimai, kuriuos reikia mokėti visiems tiems žmonėms, kurie dirba valstybėje, bet iš tikrųjų turi antrą darbą, tai yra jie taip pat dirba šioms nusikalstamoms organizacijoms. Pateiksiu Jums pavyzdį. Saugumo korpusui policijos pareigūnai, taigi mokama ir tiems, kurie dirba kalėjimuose, ir kariškiams. Bankininkai, jei matėt veido randą, pasiimdavo 10%, kad padėtų pinigus į banką, kad juos išplautų. Žinoma, šiandien tai šiek tiek fiktyvios įmonės. Štai, nusikalstamos gaujos yra įdomu tai, kad nusikalstamos gaujos yra tame pačiame lygyje kaip ir bankininkai. Man tai labai patinka. Tada yra vienas dalykas, Mirko, svarbu pasakyti. Mes kalbame apie šias nusikalstamas grupuotes, kalbame tik apie narkotikų prekybą. Tačiau dabar PSS Francesco Sempre turime taip pat suvokti, kad šios nusikalstamos grupuotės labai išplėtė savo veiklą. Todėl kalbama ir apie kitokį kontrabandą, kitus dalykus, kurie gali būti kūras, priklausomai nuo šalių, prekyba žmonėmis, migracija. Taip, pastaraisiais metais regione jos smarkiai išaugo. Ir tai sukūrė daugybę kanalų, kur mafijos, ypač susijusios su šiomis nusikalstamomis organizacijomis, veikia labai pelningai. Ir tada teritorijos kontrolė, kuri priklausomai nuo šalies, susiduria su kliūtimi dėl buvimo. Arba vietinių tautų, kurios dėl šių grupuočių patiria beatodarišką smurtą vis dėl nebaudžiamumo. Arba afrokilmės bendruomenė. Aš prieš kelias dienas paskelbiau interviu su tikriausiai viena svarbiausių Brazilijos kilombolų politinių atstovių, Selma Deldina, kuri būtent pasakojo interviu apie Mai nužudymą. Bernadečia, balandžio 14 dieną vyko teismas, buvo nuteisti tiek vykdytojas, tiek užsakovas, nes kilombolai, kurie yra kilę iš pavergtų žmonių,
atgabentų iš Afrikos. Po Chilombo, prie jūros, jei nėra 9000 bendruomenių išsibarščiusių po visą Brazilijos teritoriją, ypač kaimo vietovėse, būtent jie gina teritoriją, tą teritoriją, kuri labai dažnai reikalinga šioms nusikalstamoms organizacijoms. Dėl daugybės priežasčių, kurios gali būti tiek tranzito kelias, tiek priedangos įmonės įkūrimas ir taip pinigų plovimas. Taigi visa tai, mano manimu, yra teritorinė prievarta, kuri yra panaši į aštuonkojį. Taigi tai nėra vien tik narkotikų kontrabanda. Bet tai yra buvimas tam tikroje teritorijoje. Bet kas, randai, pinigai. Klausimas Frančesko, ar galėtum paaiškinti, kaip tau pavyksta turėti tokius kontaktus, šaltinius ir nepatirti pasiekmių? Vienas. Ir antra, kodėl jie turėtų kalbėti su žurnalistais ar tyrėjais ir atsiskleisti? Jie nerizikuoja. Aš daug dirbu socialinių tinklų lygmenių, todėl ieškau žmonių, kurie gali būti įdomus šaltiniai arba ieškau žmonių, kurie gali būti kontaktais padedančiais pasiekti įdomius šaltinius. Dar reikia pasakyti vieną dalyką. Viena iš PSS ypatybių yra ta, kad PSS yra labai pasipūtusi organizacija. Taigi, jiems patinka, kaip man prieš daugelį metų sakė vienas mano draugas, kuris taip pat rašo apie PSS, jiems patinka, kai apie juos kalbama. Ir iš tiesų, kai įdedu, ypač yra vienas straipsnis apie PSS, kurio viršeliai kiek keliau į Instagramą ir tada visa eilė subtitrų. Pavyzdžiui, matėte filmą Angelų miestas, ten yra vaikino, kuris vėliau tampa fotografu istorija. Tam tikrų momentų jis atsiduria viduryje gatvės, visa gauja, jie pamato, kad jis turi fotoaparatą ir visi pozuoja, o jis padaro sensacingų nuotraukų. Tačiau, kaip sakė grafas Udukų, puikybė veda į pražūtį. Nes mano manimu jie vėliau persistengia, todėl šiuo metu jaučiasi nenugalimi. Jiem patinka kalbėti, jiem patinka pasakoti tau dalykus, tačiau buvo ir tokių, kurie man pasakojo iki tam tikro momento, o paskui pasakė, nuo šiol daugiau nieko negaliu tau pasakyti. Nes kitaip pats savo pakenksiu. Nes paskui galbūt paskelbsi tam tikrus dalykus, arba man buvo paprašyta neskelbti tam tikros informacijos. Aš jų nepaskelbiau, tuo viskas ir baigėsi ir aš saugojau šaltinį, kol tai buvo įmanoma. Be šių kontaktų, žinoma, kalbuosi su kolegomis žurnalistais iš Brazilijos, su draugais Brazilijos policininkais, su draugais Brazilijos prokurorais. Taigi iš to susidaro visas vaizdas, sakykime, atsiranda informacija, atsiranda rekonstrukcijos ir panašiai. Ir tada yra tas dalykas, kad darbas PSS tema yra kasdienis darbas. Taigi, jei atsitiko taip, kad kai kurie šaltiniai buvo suimti, jie nebegalėjo būti naudojami kaip šaltiniai. Ieškoma kitų, užmesdamas kontaktas, kalbamasi ir tada viskas vyksta toliau. Aš dažnai taikau brazilišką bendravimo būdą, kurį jie vadina heitinio brasileiro, todėl kreipiuosi su pagarba. Aš klausiu, jie labai gerbia tai, kad esi tyrėjas, kad esi dėstytas, kad apie juos rašai, bet rašai apie juos analitiniu požiūriu, o ne tuščiai šnekant. Taip pat todėl, kad kasgi eina su jais kovoti, Bolivijos kariuomenė. Jie turi daugiau pinigų, daugiau žmonių, daugiau ginklų. Iš tikrųjų, problema yra PSS turi tai, ką aš vadinu nusikalstamą atsarginę armiją, pasak Markso, beveik begalinė, ta prasme, iš ko iš esmės kilo PSS. Jis kyla iš labai gilios socialinės atskirties, kurią Brazilija tempėsi iš paskos praktiškai nuo pat pradžių. Tarsi vergovės palikimas, o Brazilijos kalėjimai, kaip sakoma, Brazilijoje yra skirti
pobres pretos periféricos – vargšams, afrikiečių kilmės žmonėms ir tiems, kurie gyvena priemiesčiuose. PSS ir visos Brazilijos nusikalstamos organizacijos, kaip ir gubernatoriai, patys to prisiprašė. Brazilijos valstybė, Brazilijos institucijos – tai yra šimtmečius trukusios socialinės atskirties pasekmė. Yra dar vienas dalykas, kurio noriu jūsų paklausti. Kadangi susikūrė šios armijos, cirkuliuoja tiek daug pinigų, jie moka ir vietiniams žmonėms, kad šie juos slėptų, daro, sakykime, apgaulės. Netikrus pagerinimus kaimeliuose, kad vietiniai tylėtų ir laikytųsi omertos. Arba tas faktas, kad džiunglėse jam iš esmės nereikia to daryti, jie viską laiko tik savo, slepiamasi. Kalbant apie Brazilijos organizuotą nusikalstamumą, labiau nei taip. Ta prasme, aukščiausi PSS nariai, taip pat ryškios organizuoto nusikalstamumo figūros Rio de Janeire. Tokių organizacijų kaip Komando Vermelho ir Terceiro Komando Puro vadovai dabar gyvena prabangių rajonų kvartaluose. Markolos šeima gyvena milžiniškoje viloje Alphaville rajone, kuris yra uždaras kvartalas, kaip jie vadina, kur gyvena labai turtingi žmonės. Markolos šeima gyvena Alphavillėje. Markolos sūnus nesilanko San Paulo priemiesčiuose, jis lankosi Pinheiros rajone. Tai yra lankosi Alphavillėje. Aukštoji buržuazija, aukščiausioji San Paulo buržuazija. Šie žmonės, šios šeimos pasiekė tą socialinį pakilimą, kurį galėjo pasiekti. Deja, atsižvelgiant į socialinės Brazilijos sąlygas, tai buvo įmanoma tik organizuoto nusikalstamumo keliu. Atrodo absurdiška, bet taip yra. Aš nežinau. Bet jie tokie garsūs, Diegai. Jie tokie garsūs, ne? Kodėl, pavyzdžiui, aš pirmą kartą girdžiu apie PSS. Jie tai trokšta būti žinomi, kaip gali būti, kad aš daugiau žinau apie Jakudzu ar Gambino šeimą. Nes Italija apie tai kalbame su tavimi, nekalbame apie tai kanalas. Šis kanalas yra didelis, bet apie tai nekalbame didžiuosiuose kanaluose. Jie taip trokšta būti žinomi, tačiau vis dar nėra labai išgarsėję kino prasme, ne? Na dieve. Pavyzdžiui, Netflix galima rasti serialą Irmaus, kuris yra apie PSS, kuris šiandien jau nebeegzistuoja, apie pradinį PSS, apie tai, koks jis buvo anksčiau. Tai 8, liko dar 8. Ne, dabar jau kalbama apie 1000 žmonių. Bet taigi nežinoma, kas yra vadovai, žinoma tik struktūra, kuri ją sukūrė, bet dabartiniai vadovai ne. Dabartiniai vadovai yra žinomi. Taip, visos aukščiausios PSS grandys buvo nustatytos Brazilijos saugumo tarnybų. Viskas žinoma, dauguma šių žmonių yra sulaikyti. Tie, kurie nėra sulaikyti, daugiausia šiuo metu yra Bolivijoje, kai kurie Paragvajuje, bet pastaraisiais metais daugelis iš Paragvajaus persikėlė į Boliviją. Diegai, štai kitaip neišeisime, nes jau praėjo 1:20 minučių, todėl turiu tave paskubinti. Tai žiūrėk, aš norėjau tau kažką pasakyti prieš tai. Nes visų pirma, mes kalbamės jau 1:20 minučių, bandydami paaiškinti šias detalės. Bet kur Italijoje yra pagrindinė žiniasklaida, kuri tau duotų 1:20 minučių apie tai kalbėti. Nėra tokios. Taigi, kas nutinka, tai kad apie tai nekalbama, nes tema sudėtinga. Aš visada sakau, Pranciškau, šiose erdvėse iš tikrųjų sudėtingumo atsakomybė. Negalima kalbėti vien tam, kad kalbėtum. Reikia kalbėti, reikia paaiškinti, reikia padaryti teisingas sąsajas. Todėl žinių yra mažai. Taip pat todėl, kad brazilų kinas tikriausiai pasiekia mažiau, bet, kaip sako Pranciškus, yra daugybė filmų. Be tropa dželyč.
kuriame kalbama būtent apie situaciją dėja siaubingą, apie tai, kaip veikia BOPE. In determinate comunidad, que no le llamamos favelas. Taip, tai yra labiau nuskriaustos bendruomenės. Tai tiesa, nes aš tau atsiunčiau interviu per Instagram tą, kurią paskelbiau El País. Kodėl toks interviu, kokį paskelbiau El País? Italija negaliu jos paskelbti, nes prieš tai, kad galėčiau ją paskelbti Italijoje, turiu parašyti dar 5 straipsnius, aiškinančius, kas yra kilombolai. Ir tik parašęs 5 straipsnius, aiškinančius, kas yra kilombolai, galiu daryti interviu su Selma Deldina, paaiškindamas, kas vyksta. Bet dar prisimeni, Francesco, kai vyko dėja ir tų 2 žurnalistų nužudymas. Iš tikrųjų, vienas buvo žurnalistas, o kitas buvo operatorius. Brazilijos aktyvistas Donas Philipsas ir Brunas Pereiras. Galbūt apie tai rašėme aš ir tu ir nežinau kiek dar kitų, bandydami gilintis į šį klausimą, tačiau nieko neišėjo, nes buvo tiek daug dalykų, apie kuriuos reikėjo kalbėti. Taigi, Mirko, sveikinu tave, nes atlieki svarbų darbą, kalbėdamas apie tai. Tiesa, man reikia suprasti. Man patinka suprasti dalykus, todėl klausiu. Be vardų, kuriuos žinome, Chapo, Pablo Escobaras, Medellino kartelės. Beje, dar viena įdomybė. Nežinau, ar žinote, bet dabar Kolumbija imasi, to prieisiu prie Ekvadoro, nes esame šalia Kolumbijos sienos. Kolumbija imasi skubių priemonių dėl begemotų. Taigi Pablo Escobaras, kai jis sukūrė savo garsųjį ūkį su visais gyvūnais, ūkį jaunimui, tas buvo... Tai buvo tas ūkis. Aš buvau ten ją apžiūrėti, žinote, kad esu gyvenęs kelis laikotarpius Kolumbijoje, aš ją apžiūrėjau ir ne. Palauk, nes mes sakome tokius dalykus, baba, o paskui žmonės nesupranta, nes juk ne visi žino Pablo Escobaro istoriją. Jis pasiekė tokį tašką, kai visi sudaro susitarimus su valstybė ir jis pats pasistato savo kalėjimą, kuriame galėjo daryti viską, ką norėjo. Jis netgi turėjo valstybės sargybinius, kurie jį saugo nuo kitų. 1990 metais, kai prezidentu tapo seseris Gaviria, vos tik išrinktas, Pablo Escobaras sudaro šį susitarimą su Kolumbijos valstybe. Ir jis pasistato savo kalėjimą. Pats ten įsikelia kaip kalinys. Po to 1992 metų Liepos pradžioje šiame kalėjime jis nužudys du savo žmonės iš Medellino kartelio – Gerardą Chico Moncada ir Fernandą Galeano. Ir po šios dvigubos žmogžudystės valstybė bando perkelti Escobarą į tikrą kalėjimą. Šis bandymas nepavyksta, nes kaip ir reikėjo tikėtis, Escobaras šiame kalėjime buvo ginkluotas iki dantų. Ir 1992 metų Liepos 22 dienos, kadangi kalėjimą jis buvo pasistatęs pats, jis palikęs dalį išorinės sienelės necementuotos, spyrė į tą sienelę ir išeina jis, Escobaras ir kiti, kurie buvo ten viduje. Katedrą jis pastato todėl, kad esmė buvo nebūti išduotam į Jungtines valstijas. Tai buvo didžiausias narkotikų prekeivių rūpestis tuo metu. Ir yra dar vienas įdomus faktas, yra vaizdo įrašas, kodėl. Prisiminkite, kad Pablo Escobaras buvo pasukęs ir į futbolą. Jis buvo nusipirkęs ir futbolo komandą, kuri vėliau sugebėjo laimėti regioninėme lygyje. O šioje futbolo komandoje vartininkas, ar prisimenate? Žinoma, visi prisimenate, tai buvo Higuita, Skorpiono vartininkas. Taigi jis tam tikrų momentų, Higuita, buvo Pablo Escobaro draugas. Taip, bet kai jis eina pas jį į katedrą, yra net vaizdo įrašas, kaip jis eina pas jį į katedrą, kur žurnalistai jo laukia lauke ir klausia, Higuita, kur tu eini? Ir jis atsako, einu aplankyti patroną, jie jį taip ir vadina patroną. Tada jį suspenduoja ir atima galimybę žaisti Kolumbijos rinktinėje. Kodėl jie eina jo aplankyti? Vadovas iš esmės, kai jis lankė Pablo Escobarą katedroje. Kolumbija tokiose situacijose yra tiesiog stulbinama. Negaiškime laiko, jis nėra begalinis diegai. Ekvadoras.
Ekvadoras. Taigi Ekvadoras, kaip jau sakiau anksčiau, Ekvadoras yra šalis, su kuria esu labai susijęs, nes ten gyvenau ilgą laiką, daugiau nei 2 metus, o vėliau dar keletą kartų grįžau. Ir Ekvadoras, kaip sakė Franceskas, yra šalis, kuri dėja pastaraisiais metais pateko į smurto spiralę. Tačiau norint tai paaiškinti, turime pakalbėti apie Kolumbiją. Apie tai tikriausiai žino tik tie, kurie konkrečiai analizuoja šios aspektus. Tačiau 2016 metais Kolumbijoje buvo pasirašyti istoriniai taikos susitarimai tarp FARC, Kolumbijos revoliucinio ginkluotojo fronto, kuris susikūrė 5-ame dešimtmetyje. Tai buvo labai ilgas karas, kurie vis dar tęsiasi, su grupėmis, kurios nepriėmė taikos susitarimų, tačiau apskritai FARC 2016 metais demobilizuojasi ir yra pasirašomi šie taikos susitarimai. Prasideda visas šių žmonių 10 tūkstančių, kurie priklausė FARC, reintegracijos procesas į Kolumbijos visuomenę. Ir tam tikrų momentų visa ta zona Mirko, kuri yra pasienyje tarp Kolumbijos ir Ekvadoro, kur Kolumbijos valstybė neegzistavo ir ypač Putumayo zona, taigi dešinėje esanti teritorija, kur taip pat yra sienos su Peru, tos vietovės yra labai sunkiai prieinamos. Ypač ta dalis, apie kurią tau sakiau, dešinėje Amazonės regionas. Bet iš esmės, dabar tai pasakysiu, iš esmės teritoriją kontroliavo grupuotės skirtingi FARC batalionai. Toje zonoje, Puerto Leguizame, La Hormigoje, veikia 48-asis FARC frontas. Būtent tada, kai aš dirbau pasienyje, aš buvau Ekvadore, čia Sukumbijose. Kartais atvykdavo 31-asis frontas, kuris buvo drausminis frontas, bandantis sutvarkyti reikalus pagal taisyklės, kurias kaip paravalstybė nustatydavo FARC. Kai sudaromos šios taikos sutartis, tam tikrų momentų šios zonos FARC pasitraukia, todėl šios paravalstybės nebelieka, tačiau valstybė neateina. Tai yra FARC pasitraukia, bet valstybė taip ir neateina. Ir šios zonos yra labai produktyvios. Kalbant apie koko medžių laukus, daugelis ekvadoriečių, pavyzdžiui, kirsdavo upes. Yra San Miguelo upė, Putumayo upė. Putumayo upė tai abiejų valstybių bendri vandenys, jie kirsdavo upę dirbti padinius darbus. Dešinėje matai tos 2 vandens telkinius, San Miguelą ir kitą Putumayo, kur matai valtį, nes tai yra laivybai tinkamos upės, kur yra, tau tai labai įdomu, kur yra valčių, kurios gali net panerti, kurios gali net plaukti po vandenį. Tai valtis, kurios buvo nuturtas Kolumbijos pagal planą Kolumbija, tai yra Jungtinių valstijų finansavimas Kolumbijos kariuomenėje apginkluoti. Aš ją mačiau ir atsidūriau kanojoje. Tu keliauji vandens paviršiumi ir tam tikrų momentų pamatai, kad atplauki į upę, kuri nėra atvira jūra. Upė, karo laivas, tokio dydžio, kokius naudojo Kolumbijos kariuomenė, tai kaip filmas, to niekam nelinkėčiau. Kai FARC nustoja kontroliuoti šią teritoriją, pradeda atsirasti labai svarbios laikinų organizacijų infiltracijos. Ekvadore gaujos jau egzistavo, ypač pakrantės zonai. Tačiau jos veikia mažesnių mastų, buvo vietinės gaujos, neturėjusios tarptautinių ryšių. Ypač Guajaso sritis Guajakilis buvo vienas iš smurtiniausių miestų. Čia vykdavo greiti pagrobimai, užpuolimai, o kitas mažiau. Toje vietoje, kur aš gyvenau, toje zonoje daugelį metų vykdavo pagrobimai. Ypač susiję su tomis įvairiomis priemonėmis, apie kurias minėjau anksčiau, kurias taip pat naudojo narkotikų prekeivių grupuotės, kad gautų lėšų. Kai, pavyzdžiui, kalbame apie FARC, turime prisiminti, kad iš politinės partizanų grupuotės, kuri susikūrė 50 metais, bėgant metams jos transformavosi. Airijoje, ne, ta prasme, kad vėliau dėl tam tikro plano. Taip. Į struktūras, kurios vėliau taip pat naudoja narkotikus. Niekada nebuvo konfiskuota. Man atrodo, kad suprantu tik. Paskutinį dalyką, norėdamas pasakyti, kad pastaraisiais metais, kai atsirado tuštuma FARC, kurios veikia Ekvadore,
dėrėdavosi arba tiesiogiai atlikdavo darbą. Šios mažos vietinės ginkluotos grupuotės, šios mažos vietinės gaujos, tam tikrų momentų, kai FARC nebeliko, atėjo kiti veikėjai. O kas atėjo? Atėjo Meksikos karteliai, kurie kovoja dėl teritorijos Ekvadore, inkluodami įvairių organizacijų padalinius. Ir todėl turime karą, kuris vyksta Meksikoje tarp Sinaloa kartelio ir Jalisco, naujosios kartos kartelio. Naujoji karta, dabar jie turime Ekvadore per tarpininkus. Taigi įvairios nusikalstamos grupuotės bando užimti teritorijas, ypač pagrindinius uostus. Guayaquilio uostas, bet ne tik jis, nes rėmėjai remia Sinaloa kartelį ir Jalisco naujosios kartos kartelį. Taigi yra. Šiuo metu Ekvadore vyksta karas per tarpininkus. Taigi jie nori žaisti tą patį žaidimą kaip ir ten, tai yra užsitikrinti gamybos kontrolę ir tada gabenti toliau. Pastebėjau, kad tuo tarpu kitoje pusėje, Bolivijoje, prekyba vyksta link Brazilijos ir Argentinos uostų, o čia gaminama Peru ir Ekvadore ir viskas keliauja į Meksiką. Jie iš esmės pasirinko šią pakrantę, taigi jie perkelė čia savo karą. Kaip tau sakiau, tai yra Meksikos karteliai, kurie nori kontroliuoti šios uostus, nes per juos jie gali turėti tiesioginį ryšį su Meksika. Meksika, kaip žinome, buvo anksčiau užduotas labai įdomus klausimas apie fentanilį. Ir aš manau, Francesco Zardo dar vieną dalyką. Šios medžiagos kainos sumažėjimas, kaip jau minėjom anksčiau, Europoje tikriausiai taip pat yra fentanilio išplitimo Jungtinėse valstijose atspindys, kuris, kaip žinome, yra 50 kartų labiau priklausomybę sukeliantis, kaip sakoma, nei heroinas. Tai yra sukelia 50 kartų didesnę priklausomybę nei heroinas, kad naudojami įvairūs elementai, kurie perkami Kinijoje, tačiau vėliau gaminami Meksikai. Ar fentanilis kainuoja daugiau ar mažiau nei kokainas konkurencijos prasme? Ne, kainuoja mažiau. Taip, todėl jis ir sumažino kainas. Taip pat yra ir Reikia pasakyti, kad fentanilis pernelyg didelė kokaino gamyba, taigi jo atkeliauja daug, jo gaminama daug, todėl kaina taip pat dėl to sumažėja. Taip pat todėl, kad kalbant apie Kolumbiją, grupuotės, kurios nepriėmė 2016 metų taikos susitarimų arba po jų nusprendė vėl griebtis ginklų, kurios vadinamos FARC disidentais, tai labai skirtingos grupuotės, veikiančios labai skirtingose teritorijose ir kadangi jos nebeturi centrinės vadovybės, kiekviena turi užsidirbti pinigų savaip. Ir todėl, kaip sako Franceskas, nebeliko vieno bendro gamybos centro. Visi stengiasi gaminti kuo daugiau ir parduoti kuo daugiau, nes pajamos reikalingos ir tam, kad būtų galima kontroliuoti teritoriją ir kariauti su kitomis grupuotėmis. Taip pat, pavyzdžiui, toliau veikia LM, Nacionalinė išlaisvinimo armija, kartu su gaujomis, kurios veikia miesto lygmeniu, Batsirim ar kitomis gaujomis. Ir Clan del Golfo, kuris yra dar viena grupuotė kontroliuojanti labai svarbią Kolumbijos teritorijos dalį, Kolumbijoje iki šiol mes vis dar kalbame apie beveik 20 000 ginkluotų žmonių visoje teritorijoje. Kalbame apie beprotiškus skaičius 20 000 ginkluotų žmonių išsibarčiusių po šalį, kurie nepriklauso reguliariai armijai. Ir tada, pavyzdžiui, Yra daug žmonių, kurie tarnavo kariuomenėje, kurie tarnavo reguliarioje kariuomenėje, kurie buvo reguliarios kariuomenės dalimi. Paprašyti kontaktų, naudoti VPN prieš prisijungiant yra geriausias pasirinkimas. Tai svarbu tiek norint apsaugoti save, tiek norint apsaugoti juos. Be to, visame pasaulyje yra daugybė serverių, o su VPN gali prisijungti net iš šalių, kurios galbūt turi blokavimus. Pavyzdžiui, tai buvo nutikę su Vokateliu Sirijoje, taip pat buvo nutikę ir kitam tyrėjui Armėnijoje, kuris turėjo prisijungti tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Ir vienintelis būdas tai padaryti, nes jei prisijungi prie savo banko įprastai ir mato, kad esi tokioje keistoje vietoje, tavęs nepraleidžia. Jei naudoji VPN, nors tiesa, kad yra vietų, kurios blokuoja net VPN, bet tai vis tiek papildoma apsauga.
Be to apsaugote kanalą ir jį palaikote. Nes, kaip jie patys sakė, kad tyrinėja šios dalykus, ne visi užsiima tokiamis temomis ir taigi mes galime tuo užsiimti. Nors tai tikrai nėra pagrindinė tema, būtent dėl rėmėjų egzistavimo mes, taip sakant, galime net nesirūpinti peržiūromis. Čia yra QR kodas, kurį galite nuskenuoti, gausite 60% nuolaidą, o nuorodą rasite aprašyme ir pokalbyje. Tai yra būdas jūs paremti, o aš galiu, taip sakant, prisiimti riziką kalbėti ir apie nepagrindinės temas, kaip kad neseniai kalbėjome su Polikieniu apie karą Sudane. Tegul ir nesurenka 100 000 peržiūrų, bet tai yra kitokios temos, kurias verta įtraukti į pokalbį. Taip pat apie tai, kas vyksta tarp Meksikos, Amerikos, apie karą, kurį vykdo Trumpas, apie šiuos kontrabandos srautus, kurie tampa vis rimtesni ir Amerikoje. Tie zombiai, kuriuos matome, tie garsieji zombių vaizdo įrašai, apie kuriuos kalbėjau, matote, kaip kartais dalykai yra susiję. Čia kalbame apie narkotikų prekybą Pietų Amerikoje, Šiaurės Amerikoje ir tai. Ar prisimenate, kai Trumpas norėjo Grenlandijos? Taip atrodo, lyg tai būtų buvę vakar. Aš kaip tik galvojau apie tą vaizdo įrašą, Mirko. Grenlandijos žmonės tyčiojosi iš amerikiečių, jie kūrė vaizdo įrašus apie amerikiečius kaip zombius, norėdami pasakyti, kad jei tai yra kultūra, kurią norite eksportuoti, tai tikrai nėra geriausia. Jie turėjo omenyje fentanilio zombius. Taigi matote, kaip visa tai yra grandinė įtakų, kurių nei jūs, nei aš negalime eksportuoti. Mirko, ar leistum ir man padaryti reklaminę pauzę, tik priminti, negaliu daryti rėmėjo reklamą. Kaip rėmėjas negaliu reklamuoti kitų dalykų. Tik sakiau apie Instagram. Apie Instagram noriu pakalbėti, taip žinoma. Tiesiog sakiau, kad jei norite daugiau informacijos apie tai, jei norite mane sekti, man būtų malonu. Nes socialiniuose tinkluose stengiamės kelti šias temas ir žinote, kad Italijoje tai nėra labai lengva. Jei norite, galite mane sekti Instagrame, taip pat galite parašyti privačiai, jei turėsite kitų klausimų, aš jums atsakysiu. Brangusis Mirko tada įdės nuorodą komentaruose. Tad jei norėsite, galėsite mane sekti. O štai LN infografika ir štai pradeda. Ir dar vienas dalykas apie Kolumbiją, nes įdomu tai, kas istoriškai vyko Kolumbijoje, nes mes pradedame nuo kartelių, kurie yra stipriai įsitvirtinę miesto aplinkoje. Taigi Medelienas, Kali, paskutinis Norte del Valle. Ir vis dėlto, man atrodo, pataisyk mane jei klystu, Diego, kad pastaraisiais dešimtmečiais organizuoto nusikalstamumo susijusio su narkotikų prekyba tam tikrą prasme persikėlė į kaimiškas vietovės. Taip, Kolumbija nuolat keičiasi, nes dabar turime prezidentą Petrą, kuris beje jau baigė kadenciją, jis yra prezidentas. Šiais metais vyksta rinkimai, taigi tai pirmas kartas per 200 metų, kai kairė valdo Kolumbiją. Ji buvo įkurta 1821 metais, tai yra senesnė respublika nei Italijos. Pirmą kartą turime tokio tipo prezidentą, jei neprisimenate, bet pirmus metus jis užsiėmė tik tarptautiniais pasisakymais. Jungtinėse tautose, jis pareiškė sakydamas, kad kova su narkotikais mes pralaimėjome, todėl reikia keisti požiūrį. Tada jis pradėjo skleisti visiškos taikos idėją ir su visiška taika jis kalbėjo ne tik apie istorinės grupuotės, tokias kaip LN, bet ir apie ginkluotas gaujas, tokias kaip Golfo klanas ar kitas panašias. Taigi buvo visa virtinė derybų sutarimo taškų, bet svarbiausia nesutarimo taškų su šiomis grupėmis. O kalbant apie ruralizacijos aspektą, čia yra svarbus skirtumas. Francesco yra, tu labai gerai tai išnagrinėjai, karteliai tokie kaip Kali kartelis, kaip Medelino kartelis buvo konkrečiai susijęs su tam tikrais miestais. Aš tau atsiunčiau 3 skaidres, Mirko, apie Kali, Bogotą ir neatsimenu apie kokį dar miestą,
kur galime matyti, kad miesto lygmenių yra svarbių skirtumų tarp gaujų, kurios kontroliuoja skirtingas zonas. Tačiau, kai kalbame apie šalį apskritai, kalbame apie tokias grupuotės kaip LN, kurios istoriškai vystėsi sunkiai prieinamose vietovėse, būtent todėl, kad kariuomenė negalėjo jų pasiekti. Kai FARC pasirašė taikos susitarimus, LN bandė užimti jų teritorijas. LN yra sukilėlių grupuotė, skaičiumi mažesnė nei FARC, jie bandė užimti tas teritorijas. Štai, pavyzdžiui, ši skaidrė yra labai įdomi, nes ji parodo, kurios grupuotės vis dar veikia. Matote skaičius apačioje? 20 000 ginkluotų vyrų. Turime Estado Mayor Central Disidentus, Segunda Marquetalia, Sierra Nevada de Santa Marta, Savigina, taigi šiaurėje. Ir tada viršuje dar yra viršutinėje dalyje, dar dvi, taip, LN ir Golfo klanas. Taigi kalbame apie LN, apie 2500 vyrų, o Golfo klanas apie 2000. Skaičiai nėra tokie tikslus, kaip parodyta skaidrė. Tačiau esmė ta, kad miestuose Pranciškau jau veikia tam tikros grupės, kurios visiškai nesutampa su šių pagrindinių nusikalstamų frontų ar narkotikų prekybos interesais. Tuo tarpu Kolumbija yra milžiniška tose maršrutuose, kurie yra daug labiau, štai čia skaidrė, kurie yra daug labiau kaimiški, norime, arba daug labiau susiję su ne miesto zonomis. Dabar Kolumbijoje, ypač su Dareno koridoriumi, kuris yra ši džiunglė, sakoma, Kolumbija ir Panama iki 1903 metų buvo ta pati šalis – Panama ir Kolumbija. Tačiau jie jungia Kolumbiją ir Panamą. Su visų žmonių prekybos srautu, žmonėmis, kurie buvo pervežti per šį Dareno koridorių, ypač venesueliečiai, kubiečiai, ekvadoriečiai ir haitiečiai. Bet pagalvokit, kad ten praėjo net iki 60 skirtingų tautybių žmonių. Ir susiformavo operacijų decentralizacijos procesas nuo didžiųjų istorinių branduolių, siekiant perimti tuo metu aktualius interesus. Taigi viskas nuolat keičiasi. Ir tada yra dar vienas svarbus frontas Kolumbijoje. Prisiminkime, kad Kolumbijos ir Venesuelos siena. Venesuela visada rėmė FARC dar nuo Čaveso laikų, o atėjus Madurui valdžią, daugelis atskilusių FARC grupuočių, kurie vis dar buvo ginkluoti, buvo, galima sakyti, remiami. Teritorinių požiūrių jie galėjo nuolat kirsti sieną ir būti apsaugoti Venesuelos teritoriją. Skaidrės, kurias dabar rodo Mirko, yra svarbios, nes jos leidžia suprasti, kad be anksčiau matytų grupių miestuose, čia yra Bogota, pavyzdžiui, galite matyti labai skirtingų tarpusavyje grupių veiklą. Ir pirmasis, tas, kuris rodomas viršuje, tai Tren de Aragua nėra kolumbietiškas, o Tren de Aragua yra venesuelietiškas. Tai yra venesuelietiškas. Ir vienas. Apgyvendinimas. PSC. Dėl PSC iš tikrųjų aš ketinau tai pasakyti. Paaiškintų Pranciškų. Tai sąjungininkas Tren de Aragua ir PSC veikia. Taigi iš tikrųjų, atsiprašau, patikslinimas, nes kitaip vėliau manęs draugai brazilai, kurie klauso, pabars. Nuo 2010 metų, tai yra nuo trečiosios statuto versijos, PSC nebeturi sąjungininkų, bet turi bendradarbių. Taigi, sakykime taip, PSC ir Tren de Aragua bendradarbiavimas Šiaurės Brazilijoje prie sienos su Venesuela vis dar tęsiasi. Ir tai yra veiksnys, kuris galėtų ir turėtų kelti nerimą, nes galimas PSC įsiskverbimas į Ramiojo vandenyno pakrantės tikrai pasinaudotų glaudesniu Tren de Aragua ir PSC bendradarbiavimu. Kodėl glaudesnis bendradarbiavimas? Todėl, kad jie iš tikrųjų turi bendrą istoriją. Tren de Aragua taip pat atsirado kalėjime. Taigi tai yra kalėjimo grupuotė, kuri vėliau persikėlė į gatves. Francesco, turiu revoliucinę idėją, kaip visą tai sustabdyti. Panaikinkime kalėjimus. Aš žiūriu, jie gimsta ten. Jie gimsta ten.
Tai blogiausia vieta juos laikyti. Sudedi visas genialiausias galvas kartu. Kai jie išeina, būna dar blogesni nei anksčiau. Brazilijoje, bet tai sako net patys specialistai, tai sako prokurorai, teisėjai. Brazilijoje kalėjimas yra nusikaltimų akademija. Tai kas tada vyksta? Nutinka taip, kad vargšas, kuris vagia iš prekybos centro, nes yra alkanas, patenka į kalėjimą. Kalėjime jis sutinka, tarkime, PSC narius. PSC nariai prie jo prieina ir sako, žinome, kad tau reikia paklodžių, tau reikia dantų šepetėlio, tau reikia dantų pastos, tau reikia šiek tiek patogumų. Klausyk, mes tau duosime... Muilo vengčiau už tai. Ai ne, ir to akivaizdu. Mes tau visą tai duodame, o paskui ramiai ateis laikas, taip, aš pasirūpinsiu, žinoma. Iš esmės žmonėms verbuoti. Bet būtent taip jie ir yra verbuojami. Tai yra kalėjimas Brazilijoje yra nusikalstamumą skatinanti institucija. Taigi jie patenka ten su žemu nusikalstamumo lygiu, tarkime, už smulkius nusikaltimus, dėl kurių daugeliu atveju net nereikėtų taikyti įkalinimo priemonių, o išeina kaip PSC žudikai arba kaip asmenys, kuriems PSC paveda vykdyti tam tikras užduotis. Nes PSC, kai turi skolą, tau sako, tu privalai įvykdyti šią užduotį. Jei neįvykdai užduoties, dažniausiai esi miręs žmogus. Franceskas. Užduosiu klausimą, kodėl dabar. Kai kalbėjomės, man žinoma kilo mintis apie Kolumbiją. Dabar, kai matome Kolumbiją, viskas paaiškėja. Kodėl? Su visomis frakcijomis, kurias matėme Kolumbijoje, su Kolumbijos istorija, su ginkluotomis nusikalstamomis gaujomis, esančiomis pagrindiniuose Kolumbijos miestuose, suprantame kodėl. Kolumbija yra didžiausia samdinių eksportuotoja pasaulyje. Nes samdiniai, kurie nužudė Haičio prezidentą, buvo kolumbiečiai. Mes taip pat kalbėjome, Mirko, apie Kolumbijos samdinius, kurie dalyvauja kare Ukrainoje ir įsivaizduoju, kad kalbėjote ir apie Sudaną. Žinome, kad yra duomenų apie Kolumbijos samdinius kovojančius ir Sudane. Tada pamačiau klausimą, šiešimu, turime 5 minutes. Taigi matote, 5. Tik tam, kad atsakyčiau į klausimus, susitikti ne. Ateityje gal padarysime ką nors kitokio, galbūt apie Meksiką, tik apie ją, nes dabar nespėjame, turime 5 minutės. Ne, norėjau pasakyti, mano Instagram yra @Diego Batistesa, bet Latino Americando yra Francesco tinklaraštis, nes klausėte, Latino Americando. latinoamericando.org ir dar Venezuela. Trenderagua beje yra labai svarbu, nes prieš kelis mėnesius Ispanijoje buvo surengta policijos operacija ir vienas iš Trenderagua vadų buvo sučiuptas čia. Jis buvo suimtas būtent Ispanijai, nes šių organizacijų čiuptuvai jau labai išsiplėtė, o Trenderagua yra ypač žiauri organizacija. Tai organizacija visiškai be skrupulų įvyko eksponentinis išplitimas susijęs su Venesuelos migracija. Tačiau čia noriu patikslinti, tai nereiškia, kad Venesuelos migracija atneša Trenderagua. Bet tai reiškia, kad tie 8,5 milijono, beveik 9 milijonai venesueliečių, kurie pastaraisiais metais paliko šalį. Trumpai tariant, nesigilinant per daug apie tai jau kalbėjome, tai reiškia, kad taip jau gerai ten nebuvo. Taip? Maduras neigia, kad yra 9 milijonai migrantų, jie pasinaudojo migracijos srautais, kad patektų į įvairias šalis. Taigi, Trenderagua šiandien yra ir Ekvadore, ypač Peru. Peru Trenderagua turi vieną svarbiausių operacijų centrų ir žinoma, Venezueloje išlieka labai svarbus elementas. Norėčiau grįžti prie to, ką sakėme anksčiau, nesuprantama, iš kur visi šie grupuotės gauna ginklus, nes jie ginkluoti iki dantų. Taigi, Francesco, 2 klausimai. Iš kur Brazilijos grupuotės gauna ginklus?
O kitas klausimas, kurį norėjau tau užduoti, man iškrito iš galvos, paklausiu vėliau. Tačiau klausimas apie ginklus, man atrodo, svarbus, nes tada turime... Labai trumpai, pavyzdžiui, PSS daug ginklų gauna iš mainų su Ndrangheta, taigi narkotinės medžiagos mainais į ginklus. Tai buvo nustatyta ir teisminė tvarka. O kalbant apie kitus ginklus ir kitas organizacijas, didelis ginklų srautas į Braziliją iš esmės ateina iš Jungtinių valstijų. Iš Jungtinių valstijų, Tai irgi lengva, tada yra tokios vietos kaip Teksasas, pasienio miestai, kur nusipirkti ginklų taip pat gana lengva. Mainai tarp nusikalstamų organizacijų, taigi narkotinės medžiagos mainamos į ginklus. Ir iš Jungtinių valstijų, daugelio atveju taip pat iš Brazilijos policijos pajėgų sandėlių. Taigi ypač Rio de Žaneire daugiausia kalbant apie milicijas. Tada šios ginklų partijos, žodžiu, keliauja įvairiais keliais ir atsiduria net policijos pajėgose, patenka į nusikalstamas grupuotės, tokias kaip PSS ar Komando Verde Medico. Allora. Nes kitaip paskui pasimesime, nes nėra laiko. Meksiką ir kitas šalis aptarsime atskirai ateityje. Tada viskas pernelyg išsiplečia, žmonės žiūri visas tiesioginės transliacijas valandas, po kurio laiko pasimeta. Taigi aš labai padėkočiau Diegui ir Franceskui. Primenu, kad rytoj vakare 20:30 būsiu Brešoje su Umbertu Bertoneliu. Pasakysiu jums ir kur, netgi parodysiu viršelį. 20:30 tada dar ilgai ten pasiliksime. Aš pasimsiu ir keletą knygų. Štai ta vieta, ji vadinasi Sala Polivalente, San Mikelio gatvėje, Kalvizanė, Brešos rajone, kuris yra šiek tiek žemiau. Atvyra, todėl drąsiai užeikite ir panašiai, tai graži salė, bus tarsi pokalbis. Jis žiūri į dalykus būtent iš ekonominės pusės, o aš labiau iš, sakykime, strateginės karinės pusės. Bet mes tiesiog pasikalbėsime ir pažiūrėsime, kaip viskas klostysis dinamiškai, be jokių griežtų scenarijų ar panašių dalykų. Taigi, ačiū Jums, ačiū mūsų svečiams ir tikriausiai pasimatysime antradienį su Mauru ir taip toliau, kad atnaujintume informaciją apie tai, kas vyksta Irane. Turėtų prisijungti ir generolas Kapitinis, o tada savaitės eigoje sugrįšime prie Ukrainos klausimų. Taip pat todėl, kad nelabai kas vyksta, išskyrus keletą naujienų, apie kurias jau esame padarę trumpą įrašą. Pavyzdžiui, pozicijos užimtos vien dronais, tokie šiek tiek neįprasti dalykai, bet didelių veiksmų šiuo metu nevyksta. Nebent rytoj ryte Trumpas atsikeltų ne tą koją. O kai žino. Taigi, ačiū Francesko, ačiū Diegai, labanakt visiems. Labanakt.